2014 metais Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto knygotyros ir dokumentotyros instituto ir medijų tyrimų laboratorijos mokslininkai vykdė pirmąjį Lietuvoje skaitmeninės leidybos situacijos tyrimą. Šiuo pirmą kartą Lietuvoje vykdytų tyrimų buvo siekiama išanalizuoti ir pristatyti skaitmeninės leidybos situaciją Lietuvoje. Apklausų duomenys parodė, kad beveik 30% respondentų, 30% leidyklų jau šiuo metu leidžia skaitmeninės knygas, apie 40% neleidžia, bet tai ketina daryti ateityje. O likusi dalis dar apie 30% neleidžia ir net neketina apie tai svarstyti. Jeigu taip galvoti apie tos, kurie ketina leisti, tai pusė iš jų beveik ketina pradėti leisti kitais metais, tai yra 2015 metais. O kiti truputėlį šiek tiek vėliau arba iš vis dar nėra apsisprendę, kada jie pradės leisti skaitmeninės knygas. Jeigu kalbėti apie išleistų pavadinimų skaičių skaitmeninių knygų, tai skaičiai maždaug tokie būtų, kad tikėtina pagal apklausos rezultatus, įvertinus ir neapklaustus dalyvius, tikėtina, kad šiuo metu yra išleista apie 3,5 tūkstančio pavadinimų skaitmeninių knygų. Čia įskaičiuojant ir akademinių leidyklų produkciją. Daugiau kaip pusė leidėjų, kurie leidžia skaitmeninės knygas, teigia, kad tai nepadarė jokios įtakos jų spausdintų knygų leidybai. Apie trečdalis leidėjų atsakė, kad taip, tai paveikė spausdintų knygų leidybą ir paveikė į neigiamą pusę. O visgi buvo apie 10% leidėjų, kurie pasakė, kad padarė teigiamą poveikį. Pagrindinės skaitmeninių knygų leidybos kliūtis Lietuvoje įvardinamos kaip natūraliai maža rinka Lietuvoje. 3 milijonai gyventojų tai ne rinka dideliam verslui, bet tokia pat maža rinka egzistuoja daugelį kitų Europos šalių. Kita vertus, Lietuva, skirtingai nuo daugelio kitų šalių, neturi eksporto rinkų. Ir tai taip pat viena iš pagrindinių kliūčių didinti skaitmeninių knygų leidybą Lietuvoje. Skaitmeninių knygų gamyba Lietuvoje jau yra pasiekusi tokį pradinį inovacijos klaidos etapą, gana brandų, palikusi praeityje prototipų ir eksperimentų laikotarpį. Šio pradinio etapo lietuviškų skaitmeninių knygų rinka dar nestabili, ji pažeidžiama, jos perspektyvos leidėjams dar nėra aiškios. Todėl augimo mastai, plėtros greitis yra vertinami labai nevieningai, o atskiros leidyklos savo ateities planus skaitmeninėms knygoms kuria labai atsargiai.